Sveiki, bičiuliai. Tiksliau, bičiuli, nes šiandien kalba apie tave. Nebe raštas, nebe laiškas, nebe esė, o tiesiog paprastas pokalbis su tavimi. Kitaip. Ar kada pagalvoji apie tai, kas yra esminis tavo pranašumas? Kas yra skirtumas, lemiantis visus kitus skirtumus? Kuo tu kitoks? Kas yra ta viena savybė, kuri leidžia tau išsiskirti iš kitų? Ir ar pagalvoji, kodėl tai svarbu? Profesinė prasme ir apskritai tavo sėkmė. Man atrodo, kad suvokęs, kas yra esminis tavo pranašumas, tu vienareikšmiškai jau pranašesnis prieš visus tuos, kurie to dar nesuvokia. Nes tik suvokdamas, kas yra tikrasis tavo pranašumas, tu gali jam skirti tinkamą dėmesį. Vietoj to, kad nuolat analizuotum savo trūkumus arba beviltiškai klaustum, kodėl tu jų turi. Dalykas toks, kad trūkumų turi visi. Sustelkdamas juos, jų turės tik daugiau. Tad kas yra svarbiausias tavo pranašumas? Grožis? Intelektas? IQ? Žinios? Išmintis? Jėga? O gal ypatingi įgūdžiai? Atsakymas daugam gali pasirodyti visiškai netikėtas. Štai Carnegie Mellon universiteto tyrėjai dar praeito amžiaus pabaigoje apklausė 10 000 aukščiausio lygio vadovų. Norėdami išsiaiškinti, kasgi yra tas vienas esminis pranašumas, kuriuo išsiskiria jų sėkmingiausi darbuotojai. Pasirodė, kad tik 15% visų apklaustųjų žinios ir profesiniai įgūdžiai yra patys svarbiausi. Tuo tarpu absoliučiai daugumai apklaustųjų vadovų svarbiausia buvo darbuotojų požiūris, nuostatos, tų nuostatų visuma. Tad kas yra svarbiausias tavo privalumas? Jis nematomas, jis sunkiai apčiuopiamas, bet jis yra. Tai tavo požiūris. O kas yra tavo požiūris? Greičiausiai tai vienas didelis, sąmoningas, o gal net visai nesąmoningas apibendrinimas apie visą tai, ką tu patyrei savo gyvenime, arba ką dar žadi patirti. Tavo požiūris lemia, kaip tu suvoki galimybės dabar, arba pavojus. Tavo požiūrį arba nuostatas galima apibūdinti viena paprasta forma. Kitaip sakant, tavo esminį pranašumą lemia ne vien tai, ką tu žinai ir ką moki ir ką leidai savo išmokti, bet ir tai, kiek tu suvoki, kaip tu suvoki kitų žmonių jausmus, kaip tu juos supranti, kaip tu moki išreikšti savo jausmus. Ir žinoma tai, kaip tu jautiesi ir kaip tu saugai ir puoselėjai savo kūną. Atsimink, kad mūsų suvokimas įkūnytas ir kuriuom moraliniam nuostatom tu vadovaujies. Kas tau iš tiesų yra tiesa ir kuo tu tiki. Pastebėk, kad tavo požiūris ir lemia, kas tau yra sėkmė ir kas yra nesėkmė, kas svarbu ir kas visai nesvarbu, kaip tu jautiesi ir kaip tu nenori jaustis. Tad jei turi gerą, sveiką, produktyvų, optimalų požiūrį, tu automatiškai daug pranašesnis prieš visus tuos, kurie tokio požiūrio neturi. Būtent tavo požiūris ir lemia, kiek tavim gali pasitikėti artimieji, kolegos, bendradarbiai, verslo partneriai. Ko tu sieki ir kaip užtikrintai tu nusprendai siekti to, ką nusprendai siekti. Nes iškiliausia žmonijos asmenybės vienija būtent požiūrį, nuostatų visuma, tikėjimas, kad tavo gyvenimas turi misiją ir prasmę. Kitaip sakant, šiandien daug svarbiau ne tai, kuo tu užsiimi, ką tu veiki, ką tu moki veikti, bet tai, kuo tu esi. Kaip tu supranti, ką reiškia būti žmogumi. Tavo požiūris tai iliustruoja geriausiai. Todėl verta nuspręsti, kada dabar yra puikia proga apie tai pagalvoti.